Karolina, 17 taškų, 17 naudingumo balų, kas vyko aikštelėje šiandien tavo pačios žaidime? Šiandien iš tikrųjų labai norėjau įrodyti, kad mano vieta yra šitai komandai ir taip pat visa komanda labai norėjom atsirevanšuoti šitai komandai po praeitą pralaimėjimą. Manau, mūsų susižaidimas padėjo, mūsų susikaupimas ir sumažinom klaidų skaičių, tai manau, tas buvo svarbiausia. Trečiajame ketvirtyje reikėjo trukmės ir laiko prisitaikyti prie aikštės gynybos. Ar tuo metu žinojai, kad tavo pačios čia išsilaisvinimų ten reikės labai? Iš tikrųjų, tai netraktuočiau savęs kaip tokios geresnės trajekų metikės. Aš labiau mėgstu prasiveržimus visokius, bet šiandien savo įrodžiau, kad galiu būti ir trajekų žaidėja. Kaip pati jautiesi čia Lietuvos komandoje, kada dabar Milda Sauliūtė, praeidama pro šalį, skandavo MVP, kiek pamokų gauni iš jos tiesiogiai? Ji yra iš tikrųjų mano treneriai dar prie tą pačią. Tai aš labai džiaugiuosi galėdama žaisti šitoje komandoje, kartu su savo trenerė žinoma. Ir ji yra man pats didžiausias pavyzdys. Džiaugiuosi, kad pagaliau kamuolio gaunu daugiau, kad komanda manim pasitikė. Ir, tiek. Paula, tough game for your team and your impressions about this game. Well, it was a really fun game. It was tough. After the first quarter, we were down like 12 or 14, and it was really fun in the third quarter, to kind of switch things up and I think we were even up 1 point or 3 points at one point. So it was just a really fun game overall, and it sucks that we lost. Very high difference between second and third quarters. What we can take from this game, what we can learn from this game to the future for the season? That switching up the defenses can surprise the other team, and also it's really important for us to realize our fast breaks. So that's just something we have to work on. Is any difference when you play with Shefte, with your team's captain, and when you are a captain on the court? It is many difference for you, or no? It's not difference for me. When she's there, she brings energy to the team. So when she's not here, I try to bring that energy to the team. But whether she's by my side or not, we're always trying to support each other and bring out the best in each other.